Gerbėmieji, akivaizdu, kad tiek dauguma Lietuvos, tiek ir Ukrainos gyventojų visose apklausose tai rodo, kad kategoriškai nepritaria tos pačios lyties asmenų partnerystėms ir sąjungoms. Jeigu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu būtų Donaldas Trumpas, o ne Joe Bidenas, Ukraina dabar nebūtų pasinaudojant karu gėdingai verčiama mainais į karinę ir finansinę pagalbą priimti tos pačios lyties asmenų partnerystės įstatymų. Dabar yra kaip yra, o Lietuva pasirinkimą turi. Turi pasirinkimą atmesti nuolat Laisvės partijos brukamą mūsų žmonėms degradaciją nešančią politiką. Degradaciją su narkotikais, griaunančią tradicinę šeimą ir jos pamatus. Mes čia Seime turime laisvai apsispręsti ir turime atstovauti daugumą mūsų šalies piliečių ir jų nuomonę, jeigu mes esame demokratinė valstybė. Mes turime ginti mūsų šalies piliečių daugumos nuomonę. O dabar gaunasi taip, kad tam tikra mažuma diktuoja, kas yra teisinga, ką galima kalbėti, o ko negalima kalbėti mūsų valstybėje. Ir jie sako, tai žodžio laisvė. Bet žodžio laisvė turi Tapinas ir panašus. Bet tie, kurie turi nuomonę, kad jie palaiko tradicinę šeimą, jie yra padaromi marginalais ir paribio politikais ir visuomenės veikėjais. Tai yra nesąžininga ir tie, kurie nori, kad sąžinė vadovautų Lietuvai, kad būtų dora politika, turi šiandien apginti mūsų tas vertybės, bet būtent dėl to rinkėjai balsavo už tas politinės jėgas ir tuos politikus, kurie pasisakė šiais klausimais, kad jie yra už tradicinę šeimą, kad jie atėjo čia į Seimą ją apginti ir atstovauti savo rinkėjus. Tad šiandien yra dar sykį ta diena, kai jūs turite parodyti žmonėms, kad jūs atstovaujate jiems ir vykdote savo pažadus. Tad kviečiu balsuoti prieš ir nepalaikyti tos pačios lyties asmenų partnerystės. Ir išsakyti Laisvės partijos politikai, degradaciją nešančiai politikai mūsų šaliai ir visuomeniai, nuodijantį mūsų jaunimą politikai, pasakyti griežtą ir aišku ne.